Žiūrėkit, dar koks smagus aparatas. Čia su juo skrenda dviviečiuose buvę čempionai, kurie Čekijoje pirmą vietą paėmė. Ten tokie, vienas barzdotas, vienas akiniuotas, bet varo kaip reikalas. Jūs pasižiūrėkit, koks variklis. Aš Lietuvoje ant skraidyklių tokių nesu matęs. 912 IS su įpurškimu. Rotaksas. Jisai lipa stačias. Bakas, uždėtas irgi varžybinis. Sparnas, toks atrodo kaip naujas. Kaip Bioniksas koks, X2 parašyta. Ir prisitvirtina, žiūrėkit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 taškuose. Čia skiperis. Skyperis, nežinau kaip jį pavadinti. Gražus aparatas labai. Ir trimerį sparnas turi. Kiek žinau, šitas sparnas jisai ne svorio centrų reguliuojasi, o jisai susiglaudžia visas. Ten, kaip jisai vadinasi, korsetas. Kad sparnų galai, jie susiglaudžia biškai atgal ir dėl to greičiau jisai skrenda. Tiesa, medžiaga šitą išsigaubė labiau į viršų. Bet kažkaip ten taip įdomiai.